Sveikuliukai, pupuliukai. Ką, gražus oras, ketvirtadienis. Darbai baigti, atostogos prasideda. Atidaryta bagažinė. Toliau. Chebra pasiruošus. Visas susikrovęs, nusimaudau ir važiuoju į Lietuvėlę. Tai ką, laukia ilgesnė vėl kelionė į Lietuvą. Važiuoju per Švediją, plau iš Švedijos Nynäshamno oro uosto. Uosto keliuosi su keltu į Ventspilį ir tada Šiauliai. Taip. 1400 apytiksliai, pat vis pamirštu, iki Nynäshamno. Laukia naktinė tokia kelionė, bet ramiai, daug anksčiau išvarau, kad spėčiau viską, kad jau ką ir numigt galėčiau porą valandėlių ir visą kitą. Ir tada penktadienį, tai yra rytoj, vakare keltas, per naktį plaukia iki Ventspilio ir tada ryte apie 8 valandą išvažiuoju Ventspilį ir per pietus būnu Šiauliuose ir susimatau su savo šeimyna. Tai va, pas mane kraustymosi darbai. Žodžiu, atostogos prasideda, tikiuosi bus daugiau video, kažką gal su sūnum nuveiksim, o šiam kartui nežinau dar, pat dabar pirmąjį kadrą filmuoju ir nežinau kaip kelioniai. Jeigu bus kažką įdomaus pafilmuosiu ir gal bus kelionės video. Tai jeigu ką, sveiki atvykę į mano Norvegija, Lietuva kelionės video. Jeigu tiksliau Šiaurės Norvegija, Lietuva. Nu vas, truputį staptelėjau. Nedaug kiek čia. 100 gal kilometrų nuvažiavau. Ir va, sustojau prie sudegusio autobuso. Taip va. Čia buvo toks įvykis. Grubiai prieš 2 gal mėnesius. Ir šis autobusas užsidegė tunelyje. Ir kažkuriam laikui Norvegija buvo atkirsta į 2 dalis. Padalinta į 2 dalis, nes šis E6 kelias praktiškai vienintelis kelias, kuriuo gali nuvažiuoti, sakykime, iš Fauskės ir toliau. Daugiau, jeigu nori pasiekti iš Bodo, sakykime, Narviką, viskas arba šituo keliu važiuoji, arba tada suki per Švediją ir gaunas apie virš 1000 kilometrų ten, žodžiu, arba laivais, žodžiu, buvo krizė Norvegijai. Transporto. Bet labai greitai ėmės ir sutvarkė tą tuneliuką, tai dabar važiuosiu per jį. Tai bet jau turbūt viskas ten sutvarkyta, nes jau gan senokai buvo. Tai va, būna ir taip. Ir važiuosim į tą tuneliuką, pažiūrėsim. Šviesos dega, dar čia vietomis, ne visur dega šviesos. Kaip matot, dar vis remontuoja, nes
Jo, ir aprūkė viskas, apjuodavę. Čia va būtent toj vietoj. Nu va, nepilnai dar reiškia tunelis, virš 2 mėnesių, apie 2 mėnesį prieš, nežinau, tikrai datos neatsimenu, bet apytiksliai. Toks tas tuneliukas, kur sudegė. Tai va, Norvegija, ypač ta atkarpa, kur aš važiuoju iš Steigeno link Fauskės dabar, šioje atkarpoj, tai pagrindinis kelias E6, kuris yra vienintelis susisiekimo kelias sausumos, jeigu nori tiesiog kiti keliai arba vandeniu, kas yra sunkoka, sudėtinga, nes pagrindė autobusai vandens, o arba per Švediją belekiek kilometrus. Tam kely yra labai daug tunelių. Mes kažkada su šeima skaičiavom, tikrai neatsiminsiu. Manau, čia vien tame 120 ar 110 km atstume yra apie 20 tuneliukų. Tai va, užtenka vienas tunelis pasidegė, mašina tunelį ir atsikirto. Atsikirto kelias. Tai jeigu kertant Norvegijos-Švedijos sieną, mano automobilyje rodė lauko temperatūrą 20 laipsnių šilumos, taip, ganėtinai šilta diena, čia šiaurės Norvegija. Tai kirtus sieną dabar rodo 9, bet iš tikrųjų nėra taip šalta, bent jau pojūtis. Ir yra
sniego. Yra sniegučia ir chebra dar, kaip matot, su sniego motociklai suvažiavę kalnuose, kažkur išlėkė duodas. O kirtus sieną yra sniego ir dvigubai vėsiau todėl, kad kertant sieną aš pakylu į kalnus. Tai iš tikrųjų reiktų pasižiūrėti. Nežinau, kokiam aukštį dabar randuos, bet čia yra aukštikalnės. Čia yra krioklys neblogas toksai, nu, kaip neblogas, nedidelis, bet gražus. Galim nubrist. Oh my god. Biškutį. O, geras. Čia biškis smunka. Žiūrėkit. Iki kelių. Čia mano kelias. Kaip geras. Oh my god. Viskas, prisėmiau pilnus kroksus. Šakės. Nu, šlapios kojinės. Nieko. Geras, jau vasara kaip ir prasideda. O čia dar žiema. O, gražus tiltukas. Ir krioklys. Reikia brist atgal. Tai va, jau aš Švedijoje. Ir taip, iki sienos ir iki Švedijos nedaug kilometrų, ten apie 2,5-300, apie 300, palaukit, dabar pameluosiu, apie 300 grubiai turbūt. Ir dar man liko 1100 iki Nynäshamno uosto. Tai va, varom. Tokių draugelių pilna dabar bus.
Labas rytas. Tai spėkit, kas šią naktį nemiegojo. Aš nemiegojau. Per naktelę nuvažiavau, dabar yra nuvažiuota 1100 km. Tai čia nuo Norvegijos. Kiek tų valandų? 6 ryto, 1100 km ir dar liko 300. Ir gerokai anksčiau būsiu. Nežinau, ką reiks veikti, kažkur reiks gal važiuoti. Nors turbūt pasnausiu gal, nežinau. O daug anksčiau važiavau dėl to, kad paprasčiausiai baigiau darbą ir susikroviau daiktus, susižiūrėjau viską ir galvoju, nei miegos ėmė, kad pamiegot prieš važiavimą, nei, jau, žinot, ta trauka į Lietuvą namo atostogų. Tai va. Ir dar viena priežastis. Turėjau savaitę prieš kelionę, būtent prieš išvažiavimą, man užkirto stabdžius šitam ratui. Tai ačiū gerajam draugui, bendradarbiui. Išsiardėm suportą ir pasirodo, pas mane suportas susideda 2 su 2 tie cilindriukai tokie. Aš tikrai ne mechanikas, nežinau. Ir vienas žiauriai užrūdijęs, kreipiančiosios užrūdijusios, tai padarė, apvalė rūdis, sutepė, supurškė ir tam kartui veikia viskas. Kaip ir dabar važiuoju, nekaista. Viskas kaip ir gerai, bet Lietuvoje jau darbų laukia mašiniukas. Ką, gražus rytas, pasivaikščiojau, pasikalbėjau su jumis, važiuoju paskutinius 300 km. Atvažiavau per 15 su biškiu valandų, 1400 km. Biški per greit atvažiavau. Dabar yra 9:30 ryto, o mano keltas išplaukė jau po 9:15 vakare. Tai, oi, čia valandų pasiėmiau, bijodamas dėl to rato. Ką, tada galėsiu pamiegot, naktį nemiegojęs, pasnausti, dar laive pasnausiu naktį visą ir rytoj ryte būsiu vietoj. O dabar vištytė. Nusipelniau. Bet išsitaškymas juodas. Pavalgėm. Mašina pastatyta tarp fūrų. Gavos taip, kaip gavos. Neįsivaizduoju, ką veikti. Tai turbūt eisiu tikrai nusnausti, gal pasivaikščioti, žingsnių surinkti. Ir, nes, nesitikėjau, kad taip atvažiuosiu greitai. Aišku, stresavau truputį dėl to rato, dėl to daug anksčiau išvažiavau. Ir turbūt daug visokių priežasčių susikrovė, kad prašiausiai sėdau ir išvažiavau. Bet oras gražus, kažką paveiksim. Nežinau, matos nesimato. Stena Line, Ventspilis, 21:15. Kažkur važiuoti į patį Nynäshamną žiauriai tingiu. Tikrai tingiu, toks išsitaškęs visiškai esu, tai žiūrėsim.
Kas gerai tokiuose vietose, kur yra daug sunkvežimių arba vadinamų fūrų. Kad dažniausiai kažkur yra dušas. Dušas yra gerai. Bet kas yra blogai? Kad priemonės yra, o rankšluosčio nėra. Yra rankšluostukas ir maikutė bloga. Suksimės iš situacijos. Kolega, tas du žlembijus tenai sakė, ne iš galo. Kur tas... Kur tas užrašas, ane? Viskas varau. Davai. Su Maike. Bandysim nusimaudyti. Čia iš galo kažkur sakė yra. Turis. O, matau viskas. Jėga. Taip, VC ir ten yra, ir yra jėga. Yra ir dušas. O, galvau, kodas yra, galvau, bus užrakinta. Maikė panaudota. Aš, kaip mano sūnus sako, fresh. Bet ten daugiau apie šukuoseną kalba. Nu, labai faina. Iš po tokios kelionės, 15 valandų vairavimo, įlysti po dušu, tai tikrai geras kaifas. Gerai, kad susipažinau su sunkvežimių vairuotoju, tai prirodė. Dabar varau pietauti kažką daryti. Turim išvykų turistavimo maistas ir primusiukas ir vandeniukas ir viskas, ko mums reikia. Turim šaukštambijų. Supratau. Kaip įdomu. Parodyta čia plėšės, bet kažkaip tai labai trumpai nusiplėšė. Supratau, ko klaidą padariau. Mokomės. Aš nuplėšiau iš karto per antrą juostą. Man reikėjo per pirmą viršutinę. Kaip čia parodyti jums dabar. Man reikėjo vis tą, kur nuplėšiau,
čia va atsidaro ir yra toksai užsiklipsinimas. Tai pripili, kad pribrinktų ir užklipsinis laikai. O dabar aš nuplėšiau ir antrą juostą ir dabar nežinau, kaip man pribrinks. Vanduo užvirė. Žiūrėsim. Vis tiek kažkas gavos. Pyliau vandeniuko. Maišiau. Ir va gavos toksai va nelabai išvaizdi košė. Tik su mediniais šaukšteliais prasišoviau, nes jie šaltam valgymui. Nes vieną šaukštelį, kol maišiau, visas linko tiesiog suminkštėjo. Tai pasidariau 2 šaukštelių sistemą. Tai atlaikė. Tai dabar ir kažkaip neuždaręs, maišiau ir va neuždaręs palaikiau. Ir man čia viskas atrodo, kad išbrinko. Tikiuosi, kad nenumirsiu. O! Skanu. Čia yra. Skanumėlis. Čia kaip troškinys. Geras. Sudėtingiau padariau, bet vis tiek pritraukė ir tik tai reikėjo dapili vandens, maišai, vėl dapili vandens, maišai ir biški palaikai ir viskas, einu valgyti. Kažkoks judesėlis vyksta jau po biškutį. Neužilgu turbūt pradės daryti check-iną ir važiuosim į keltą. Taip, šiandieną miegosiu ant grindų greičiausiai, jeigu tik susirasiu vietą, turiu čiužinuką pasiėmęs. Kaip visada taupimo sumetimais neimu kajutės, nes brangu labai, tai bet man ir netrukdo. Turiu pasiruošęs išgyvenimo įrangą, permiegojimo, tai tikiuosi rasiu kokį kampą kelte ir paparpsiu iki rytojaus ryto. Hey. Thank you. This is for you, sir. And line number 4. Line number 4. Yes. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye.
dabar atsimint, kur yra. Jo, normaliai. Nesu buvęs dar čia. Jeigu išsitiesus eit, liešęs beveik galva. Noris eit pasilenkus visada. Jo, einam ieškoti savo grindų. Turiu kėdę, bet kėdėjai kažkada bandžiau, tai be šansų. Teks ant grindų. Turiu čiužinuką, pasiruošęs, tai žiūrėsim. Kaip atrasti reiks, neįsivaizduoju. Ėjom, išlindom čia. Lauke. Laiptais kažkokiais kai katakombose. Nesu dar buvęs ten apačioje. Na, bus matyti. Reikia atsimint, bent čia išlindom. Nu ką, lauksim. O, gavau kažkokį tai. Jūsų automobilis yra DN2, o kaip jį rasti tą DN2, tai reikia atsimint, kaip eis. Einam koridoriuku, varom ieškoti kėdės. Bet šiaip turiu kėdę, bet sakau, vieną kartą buvau kėdėj, ačiū ne. Šį kartą ieškau kampo, kur būna sofas, o, matau. Reikia tik tai pirmą užsiimt. O, čia kaip įdomiai. Kampas kitoks biškį. Čia visada būdavo galima. O, įdomu. Nu, žiūrėsim. Žodžiu, einu ieškoti, kur priglusti. Žiūrėkit, atradau kėdę. Ir kažkaip gundaus visgi neardyti savo išgyvenimą tašės, o bandyti ant kėdikės. Tikiuosi, kad nieko nebus šalia. Taip, visai čia patogiai atrodo. Čia sėdėt gali. Bandysiu. Plius, va, langelis. Nu, tikėkimės, bus gerai. Tokia va. Bandom. Labas rytas. Jūs sakoma, galiu pasakyti, kad krėslai nieka gera. Visgi grindis visada yra geriau, kad gali kojas ištiesti. Išsimiegot. Tai va, toksai biškiukas nešiot, bet pamiegoju, iš tikrųjų viskas liuks. Vėjas pučia. Tai va, ir neužilgų nusikrausim Ventspilį. Na, tai va. Rytas prasideda nuo kavos ir sausainuko. Nelabai subalansuotai, bet, kelionė. Galim sau leisti sausainuką. Šiaip visada galim leisti sausainuką.
faina. Geras jausmas, kai atplauki jau į Ventspils ir žinai, kad iki namų 240 km. Palyginus vakar, kur nuvažiavau 1400, tai 240 km tai nėra daug. Tai va, galim sakyti, praktiškai namuose. Jo, dar eisim tenai, bandysim surasti mašiną, nes vakar tokiem vinguriais ėjau, tai, bet tikiuosi atrasiu, eisiu paskui žmonės į tą pusę ir bus gerai. Overthink tomorrow when we're alright. That's when we forget just who we are. Make us come together and it's alright. That's when you remember who you are. You Ieškom mašinytės. Keista, vis norisi eiti čia pasilenkus. Yra. Minusai antro to dugno, kurį važiuoju, yra tai, kad paskutinis išvažiuoji visada. Nes jau Chebra, kur viršui aukštesniuose deniuose, jau kaip ir išvažiavę. Taip, o ką? Aš užsitaisau dienos energijos ir sveikatos bombą savo elevatorių Bit ir bandysiu važiuoti. Kas čia beliko? Ir Šiauliai, ir namai, ir šeima. Dar vienas dalykas žiauriai jaučias, kada grįžti. Vat, jau Latvijoje išvažiavau iš kelto ir ten, truputį nesusigaudžiau, biškiuką ilgiau pastovėjau, dar kažką tai. Aš visada be streso visur važiuoju, ta prasme, po truputį, nelikiu, nieka. Jau iš galo prasideda pypinimai, jau nervacijos. Iš galo Hebrandas prie sankryžos stabtelėjau truputį ir pradėjau važiuoti. Taip, stabtelėjau truputį prie sankryžos, nors galėjau iškart tiesiai važiuoti ir man iš karto per sekundės, milisekundės tikslumu greičiu iš galo papypino bičas. Aš tada įjungiau tokį režimą, aš neskubu, aš tikrai nelieksiu, kad tu čia papypinai dabar man. Ir po truputį važiuoju savo greičiu, viską, tai jis iš tų nervų, ant gazų, apsinešė, aplenkė mane, nuvarė. Ir ką jis įrodė, ką tu draugė įrodė čia dabar? Kad tu emociškai nestabilus esi ir nervus rodai pažeidinėnams taisyklės, aš taisyklių nepažeidžiau. Stabtelėjęs prie sankryžos truputį pasižiūrėti, kur važiuoji,
kur važiuoti, tai nėra taisyklių pažeidinėjimas. O per ištisinę apnešti, lenkti, kur lenkims nelabai galims, ir dar tokiais pilnais gazais, kur dar pėstieji vaikšto. Nu tai kam čia pypint reikėtų? Tai vat aš vis grįžti ir vat dar vairavimo kultūra kai kuriuose momentuose vis dar yra išlikus ta tokia, nu baisi. Aš visur va Skandinavijoje važiuoju, pavyzdžiui, dabar va Stokholme važiavau, daug mašinų viską ten visada prigrybinu kažkur, visada ne tą juostą atsistoju ir reikia persirikiuoti dar kažką, tai nėra buvę, kad stovėčiau juostoj ir rikiuočiaus ir ten turėčiau laukti, kol mane pralenks milijonas mašinų, nes visi kažkur skuba. Ne, sustoji, parodai posūkį iš karto, sekant pirma mašina, tave praleidinėja, moja ranka, rodo viskas, liuks, okei, važiuok. Va čia yra vairavimo kultūra. Kol kas Lietuvoje yra šiaip situacija gerėja, bet, sakau, grįžti ir atrodo visiškai grįžai, ypač kai ilgą laiką nebūni, atrodo, kad visiškai grįžai į kosmonautų kažkokią, tai atrodo, kad visi nervuoti, skuba, lėkia, draskos, kažką pipina ten, Jėzus Marija, už menknikius, už nieką iš visą, kur, kokia to esmė, kam? Tai chebra, būkit biškiuką ramesnį, kultūringesnį ir ne visigi super vairuotojai, ir ne visi ten kažkur turi skubėti. Ir kada tu dalyvauji mašinų sraute, kada yra daug mašinų, o ne tu vienas esi, tai tu turi būti tolerantiškas visiems. Aš suprantu, visokių būna, aš nesu tolerantiškas būtent tiems, kurie draskos, kurie laksto, bet bando įrodyti, kad jie kažkokie afigieni, nes kiekvienas turi savo tikslą, kiekvienas važiuoja savo tikslu, bet tai nereiškia, kad jeigu tu galvoji, kad tu turi pirmenybę visur, tai nereiškia, kad tau kelių eismo taisyklės negalioja ir šiaip tas kultūringumas kely. Nieko, adaptuosios prie tų kelių erelių. Už 500 metrų pasukite dešinėn. Už 500 metrų dešinėn. Ačiū. Viskas, Šiauliai. Kaip sakoma, pyst ir viskas. Ir namuose, ir Šiauliuose. Dabar planas toks, kad dar... Pasukite dešinėn. Ačiū labai. Dabar planas toks, kad išsimėtau dar kelis daiktus, kuriuos vežuos, tai dviratuką vežu sureguliuoti. Už 400 metrų pasukite dešinėn. Ačiū labai. Nežinau navigaciją, kodėl laikau, jau pats Šiauliuose gaudaus. Įsivedžiau dviračio reguliuotojo adresą. Taip, nes nežinau, kur jie randas, tai kur yra. Tai įsivedžiau ir važiuoju dabar link jų. Pasukite dešinėn. Kelionė baigta. Važiuoju, sakau, išsimėtau daiktelius ir tiesiai pas savo šeimyną, apkabinti sūnų, apkabinti žmoną. Ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot iki galo, labai jums dėkingas. Aš tik pradedantysis, paminėsiu, tai atsiprašau už klaidas, tikiuosi, kad kažką perteikiau iš kelionės, kažką įdomaus gal parodžiau kam. Labai tikiuosi, žinoma, mokaus vaikštau, mokaus filmuoti, mokaus nebijoti aplinkinių reakcijos, kada eini su kamera ir filmuoji, kartais atkreipi dėmesį į aplinkinių reakcijas, bet galiu save pagirti, esu patenkintas. Ir ką, paspauskit like, pasirašykit, pasidalinkit, pakomentuokit būtinai ir susimatysime. Už 200 metrų pasukite dešinėn. Už 200 metrų aš pasuksiu dešinėn
O mes susimatysime turbūt kitose vloguose. Running, running, thoughts running, running. They run away from you. Running, running, thoughts running, running. They run away from you. Just to get a grip. Overthink tomorrow